Mano žinios apie Baltijos kraštus nėra iš knygų ir žurnalų semtos. Pirmoji mano išvysta šviesa, pirmas medis, buvo tų vietų šviesa, kvapas ir medis, nes gimiau lenkiškai kalbančioje šeimoje ant lietuviškai pavadintos upės kranto. Ir tie įvykiai man yra lygiai gyvi kaip gyva tai, ką skaitome gerai pažįstamų žmonių veiduose ir akyse. Wyjrzałem przez okno Obrzasku i zobaczyłem młodą jabłonkę przezroczystą jasność. A kiedy wyjrzałem znowu Obrzasku, stała tam wielka jabłoń obciążona owocem. Więc dużo lat pewnie minęło, ale nic nie pamiętam, co zdarzyło się we śnie. Oto dobiega końca moje stulecie masowych szaleństw i masowych zbrodni. Wskutek postępu technicznego nasza planeta nagle się zmniejszyła i unifikacja obyczajów, mody, rozrywek, artystycznych upodobań będzie okazywać się silniejsza niż różnice dzielące poszczególne kraje. W ślad za tym wyłania się świadomość planetarna, świadomość zagrożenia całego naszego gatunku przez zatrucie lądów i mórz. Po drugie, ważną cechą zbliżającego się okresu będzie głęboki kryzys duchowy. Objawy tego kryzysu można obserwować dzisiaj, a wskazują one na to, że będzie długotrwały. Česlovas Milošas gimė Šeteniuose 1911 birželio 30-ąją. Konfliktas tarp universalaus ir atskiro tai turbūt pagrindinis viso, ką rašiau konfliktas. Tai visiškai neišsprendžiama, siaubinga problema. Kai pradedi galvoti, tai ir yra viskas, visa žmogaus likimo mįslė. Taip pat konfliktas tarp laisvos valios ir determinizmo, arba malonės ir laisvos valios, jeigu vartosime teologinius teiginius. Žinoma, kad mane visą tai labai domino, bet atsakymo nėra. There are a lot of individual poems, some of them political, some of them erotic, some of them philosophical, some of them full of historical memory. And taken together, they're like an amazing film that keeps shifting perspective. And I think the genius of his poetry in the middle of years, it's a kind of craziness too, is the sudden shifts from seeing the tiny thing to seeing the big picture, to going from the voice of a woman voluptuously brushing her hair to the memory of what he would call a blind train. The German trains in the period of the general government with blackened windows that would go bulleting across the landscape, seen by someone out walking in the morning. So you go from that to memories of an interrogation on a street corner, from that to memories of his relatives in Lithuania holding smoked glass up to see an eclipse in 1914. So the poems is in many voices and all over the place, and trying to contain as much world as possible. And that was just thrilling to me to see, still is. Silna noc do ciebie nie dosięga, ni płomieniust, ni chmur przejrzystych cieni. Słyszę twój głos po ciemnych snu okręgach,
i świecisz tak, jakby nadchodził dzień. Ty jesteś noc, miłości leżąc z Tobą, odgadłem los i bojów przyszłych zło. Pominie plebs, a sława przejdzie obok i pryśnie muzyka, jak butem tknięte szkło. Jo sieloj tvino toks jautrumas, jog pamatęs sužeistą žvirblį galėjo pratrūkti verksmu. Po neprikaištingomis dendi manieromis slėpė savo užuojautą visam, kas gyva. Gal žmonės kartais tai atspėdavo, tačiau be abejonės mums nesuprantamų būdų tai juto paukščiai. Nestūpdavo jam ant galvos ir ant pečių, kai jis sustodavo parko alėjui. Lesdavo jam iš delnų, tarsi būtų laikinai atšauktas įstatymas, liepęs mažesniajam slėptis nuo didesniojo, idant neprarytų. Tarsi būtų grįžęs laikas, kada švytėjo takai Edeno sode. Man buvo sunkoka suprasti tą žmogų, nes iš to, ką jis sakė, buvo aišku, jog žino apie šio pasaulio baisumą, sykį patirtą ir pajustą lygi gyvo kaulo. Taigi klausdavau save, kaip sugebėjo prijaukinti savo maištą, kaip išmoko nuolankiai mylėti. Gal todėl, kad žiaurus, bet esantis pasaulis jam buvo pranašesnis už nesimą. O taip pat tikėjo nesuteptų žemės grožių prieš tą mirksnį, kada nusidėjo Adomas. Tąsyk laisvas apsisprendimas atnešė mirtį žmonėms ir gyvūnams. Bet tai jau buvo kažkas, ko nepriėmė mano protas. Gilioje senatvėje, prastėjant sveikatai, nubudausi iki vidurnaktį ir tada patyriau tai. Apėmė jausmas milžiniškos ir tobulos laimės, tokios, kad prabėgusiame gyvenime te pajusdavai jos tik užuomazgas. Ir be jokios priežasties šita laimė. Ji neatėmė sąmonės, praeitis, kurią nešiojos po draug su savo graužatimis, neištirpo. Dabar ji ūmai pritapo kaip reikalinga visumos dalis. Tarytum kažkieno balsas būtų sakęs, nesisielok, viskas įvyko taip, kaip pridera, atlikai, kas tau buvo skirta ir dabar nebėra reikalo galvoti apie senus dalykus. Ramybė, kurią jaučiau, buvo sąskaitų uždarimo ramybė ir siejosi su mintimi apie mirtį. Laimė šiapus tarsi žadėjo tą pat būsiant anapus. Žinojau gavęs netikėtą dovaną ir negalėjau suprasti, kodėl tokios malonės susilaukiau. To było życie niesłychanie pracowite. Myślę, że Miłosz tą niesłychaną pracowitością bronił się przed tym wszystkim, co w sobie przeczuwał jako zagrożenie. Egzorcyzmował to jak gdyby całe życie spędzając niezwykle pracowicie. I dzięki temu, ja mu zresztą to powiedziałem wtedy w Kalifornii, kiedy on mi wyznał o tej samotności ogromnej tutaj. Ja mówię, Panie Czesławie, ale gdyby Pan mieszkał w Polsce, czy nawet w Paryżu, to byłaby kawiarnia, to byliby koledzy, to byłoby życie towarzyskie i nie napisałby Pan tego wszystkiego, co zajmuje właściwie całą półkę. Przecież nam życia nie starczy na przestudiowanie tego wszystkiego. To jest prawdziwy kontynent Miłosz.
kai griausmų ir rolingų aukštikalnių dievas, viešpats galybių, Kirijos Sabat, skausmingiausiai pažemins žmonės, leidęs jiems veikti kaip panorės, jiems patikėjęs sprendimą, pats nesakydamas nieko. Iš tikrųjų, tai netoks reginys, kad primintų amžius trunkantį karališkų tragedijų ciklą. Keliai ant betono stulpų ir miestai iš stiklo bei ketaus, aerodromai erdvesniniai klajoklių valstybės, staiga pagrindimą praradęs subiro.